Dar kartą labas vakaras visoms prisijungusioms, visiems prisijungusiems. Smagu, kad esate šį vakarą. Šį vakarą varnelės susidėjo visos į vietas. Tai viskas vyksta. Labai smagu Jūs matyti tokį pavasarišką vakarą. Ir pratęsim emocinių poreikių temą. Praeitus kartus, priminsiu, kalbėjau apie saugumo poreikį, apie ryšių poreikį, savarankiškumo, saviraiškos. O šiandien apie dar du poreikius, tai yra savivertės poreikį ir ribų poreikį. Ir su tais poreikiais susijusias istorijas. Ir pradėsiu nuo pirmosios istorijos, galėtumėm ją pavadinti istorija man nieko nesigaus, aš nieko nesugebu, aš nevykėlė arba nesėkmės istorija. Ir šią istoriją labai dažnai papildo nepakankamumo istorija, kurioje aš jaučiuosi visą laiką nepakankamai. Nepakankamai gera, nepakankamai graži, nepakankamai protinga ir taip toliau. Tai jos aš nevykėlė, nieko man nesigauna šiame gyvenime ir aš nepakankama. Tai tiesiog sulipę du tokie aspektai gali būti. Ir kaip atrodo nesėkmės istorija? Na, jeigu įsivaizduosi mane abstrakčią kažkokią moterį ar abstraktų vyrą, nuo to nepriklauso, tas nuolatinis tas jausmas, kad aš nevykėlė, ne? Ir su manim kažkas negerai, man nesiseka, man nepavyks, man nesigaus, neišeis. Ir realybėj gali būti, kad toks žmogus, jisai turi daug gebėjimų, daug talentų, idėjų, bet nerealizuoja. Nesiekia tiek, kiek iš tikrųjų galėtų. Ir viduj gali būti tas jausmas, kad aš galiu daug daugiau, bet išorė tai niekaip neprasiveržia. Visą laiką tas stabdymas toks, tai tau vis tiek nesigaus, kas tu tokia, nedaryk. Ir stiprus vengimas žengti žingsnius kažkokius, kurie leistų augti, siekti, tobulėti, būtų tai veikla, karjera, kažkokie projektai, kažkokios idėjos, tiesiog visą laiką ant stabdžio. Ir iš esmės, pabėgimas ir vengimas ir yra pagrindinė tokia gyvenimo strategija. O nuo ko toks žmogus bėga? Nuo tos nesėkmės arba kitaip nuo tų sudėtingų išgyvenimų, kuriuos kažkada patyrė. Ir dabar yra tiesiog labai baisu pakartoti tai ir todėl geriau niekur nesireikšti, niekur nelysti ir nieko nedaryti. Nes yra labai gili nuostata vidinė, kad man nepavyks, man vis tiek nieko nesigaus šiame gyvenime. Dar toks žmogus, kas dar būdinga šiai istorijai, tai jeigu žiūri į savo gyvenimą, jisai tiesiog iki milžiniško dydžio išpučia kažkokius neigiamus aspektus. O teigiamų aspektų arba nemato, o jeigu jam netgi kažkas parodo, tai jisai tiesiog sumažina, sako, ne, čia netyčia gavosi, čia ne aš padariau, čia kiti atsakingi už tai, o aš tarytum ne. Ir dar vienas aspektas toks, vėlgi galima šitoj istorijoje, žmogus gali būti gyvenime daug nuveikęs, daug pasiekęs, bet jisai nuolat gyvena su jausmu, kad jisai apsimetėlis. Tikriausiai esat girdėję apsimetėlio sindromas, apsišaukėlio sindromas. Tai iš esmės žmogus jame visą laiką gali gyventi. Ir nes labai gilus tikėjimas yra, kad visa tai, ką jisai padarė, ko jisai pasiekė ir jeigu yra kažkokie pasiekimai, tai visa tai nepagrįsta juo. Jisai tarytum ne prie ko.
na, vat kas aš toks, ane, kad mane čia taip vertintų ir, tarkim, girtų ir sakytų, kad vat kaip gerai tu čia padarei. O kartais toks žmogus gali, na, tarytum netyčia, bet jis nuolat kuria nesėkmingas situacijas. Nuolat kažkur kažko prisidirba, kažkaip surizikuoja neapgalvotai, praranda, pradeda daryti, padaro kažkokias klaidas, nesužiūri, nepažiūri. Ir iš tikrųjų toks žmogus jisai nespecialiai daro ir daro tai ne todėl, kad jisai kvailas, nesupranta, bet tiesiog, kai veikia šita istorija, tai gali nepastebėti kažkokių detalių, gali sakyti, kad tai, nes iškraipoma realybė yra ir gali pagražinti realybę. Ir tarytum, vat ėmei ir susikūrei kažkokią nesėkmės istoriją. Ir tokių žmonių tikrai galim sutikti ir kurie tiesiog, ane, viena nesėkmė po kitos. Arba gali nutikti taip, kad žmogų meta į kitą kraštutinumą ir jisai savo tą nevykėliškumo, tokio nesėkmingumo jausmą, jisai projektuoja į kitus. Ir tuomet taip tarytum elgiasi su kitais, jisai nuvertina juos, nuvertina kitų pasiekimus. Pats stengiasi atitikti kuo aukštesnius reikalavimus, ane, kad galėtų kažkokiu būdu kompensuoti savo nesėkmingumo pojūtį ir savo nevykėliškumo pojūtį. Yra ir kitų aspektų, bet vat, tokie būtų patys ryškiausi. Ir koksgi čia poreikis yra pažeistas? O pažeistas yra savivertės poreikis. Savivertė tai nevertė. Aš esu daug apie tai kalbėjus, bet priminsiu, tai ne kažkokia vertė. Tai yra jausmas, kad tu esi svarbus šiame gyvenime. Ne už kažką, o tiesiog dėl to, kad esi. Vat buvo kažkada, ane, kai mes buvom maži, buvo tos mylinčios akys, kurios žiūrėdavo į tave nesvarbu, tu nugriuvai, tu suklydai, tu pridirbai kažko, bet jos visada tave myli, kokia tu bebūtum, kai tave priima ir gerbia. Ir be abejo, va, tokiu tobulu atveju, ane, suaugęs žmogus, jeigu buvo vaikystėje palaikoma ta sveikos savivertės, palaikomas sveikos savivertės poreikis, tai toliau, ane, vat, suaugę žmonės mus vertino, mus priėmė, mus mylėjo, gyrė, drąsino, tada, kai mes suaugam, viskas tvarkoj, vat, savivertės klausimai iš viso neegzistuoja, nekyla klausimas net. O mano čia gera, žema savivertė, aukšta savivertė ir apskritai, kas su manim vyksta. Nes yra gilus suvokimas ir gilus pojūtis, kad su manim viskas gerai ir aš esu savo vietoj, aš esu svarbu šiame pasaulyje. Bet jeigu buvo atvirkščiai, nebuvo pagarbos, nebuvo priėmimo, nebuvo va, tų palaikančių ir mylinčių žmonių, kurie tave priima bet kokią, ką tu be padarytum. Buvo daug kritikos, menkinimo, o gal pašaipų. Arba, tarkim, galėdavai stengtis, kiek tik nori. Bet niekada nepakankamai. Va tas nepakankamumo jausmas labai dažnai susiformuoja dėl tos priežasties, kad ką tu bedarytum, niekada neužteks. Ne, tarkim, baigiai mokyklą sidabro medaliu, o kodėl ne aukso? Maistą pagaminai, o kodėl namų nesutvarkiai? Knygą perskaitai, o kodėl ne 3 knygas? Olimpiadoje užėmei 1 vietą, bet žiūrėk, balai tai ne maksimalūs. Galėjo ir geresni būti. Tau tiesiog pasisekė, kad kiti dar mažiau surinko.
gražiai dainuoji, nu, bet scenoje ne kaip atrodai ir taip toliau. Ir vat, kaip ir sakiau, tas nesėkmingumo momentas labai dažnai yra susijęs su nepakankamumo momentu. Ir jeigu mes, vat, ir neseniai grupėje kalbėjom su moterimis, kad, nu, tai tas nepakankamumo momentas, jisai labai dažnas. Na, niekas neskaičiavo ir statistikos nevedė, bet vat, kiek bendrauju su moterim, tai vienoj ar kitoj vietoj beveik visos jaučiasi nepakankamai. Ir tai iš tiesų, na, liūdnokai yra, nes tai yra melas. Tai yra melas, kuriuo mes kažkada patikėjom, tiesa, ir dabar vat, galim tikėti labai labai ilgai. Ar pažįstama vat šita istorija nesėkmingumo, tokio nevykėliškumo, kad manęs, nu, vat nesigaus, man nepavyks ir dar aš plus nepakankama. Nepakankamai protinga, nepakankamai graži ar dar kažkokia. Pasidalinkit, ar pažįstama. Labas vakaras, Lina. Pažymėkit, ar pažįstama istorija. Jeigu nenorit rašyti, tai pliusiuką padėkit. Labai gerai pažįstama. Ir iš tiesų, vat, su moteriam, kiek mes dirbam, tai neteko sutikti, kad sakytų, ne, iš visur pakankama. Labai labai dažna istorija, nepakankamai ten tokia, anokia, trečiokia. Ir kliudo. Taip, labai pažįstama, pliusiukas pažįstama. Gera žinia, kad galima tą istoriją perrašyti, ne, ir susikurti kitą. Tai pažįstama, tuomet norisi maskuoti trūkumą gražia apranga, pasitempimu, nors viduje nesijauti gerai. Taip, vat vienas, ane, irgi iš būdų, tada maskuoji kažkaip. Arba kažkokiais, ane, vat jauties nepakankama vienoj vietoj. Tai įrodinėji, kad esi pakankama kitoj srity. Pavyzdžiui, jauties nepakankamai, nežinau, moteriška. Nu, čia tokia idėja keista yra. Ir tada visas jėgas, ane, dedi į karjerą, kad va čia būtų pasiekimai kažkokie. Arba atvirkščiai, jauties nepakankamai protinga, bet pakankamai moteriška. Ir taip, šeimoje, santykiuose viskas gražu, bet truputėlį, net tarytum, vat, norėtųsi galbūt veiklos kažkokios, bet aš atstumiu, vengiu. Ne? Antroji istorija galėtų vadintis aš ypatinga. Ir viskas mano gyvenime turi būti taip, kaip noriu aš. Arba tokia didingumo programa, kurioje žmogus jaučiasi kažkoks išskirtinis, turintis išskirtinės teisės, turintis kažin kokias privilegijas. Va tai jausmas, kad viskas turi suktis apie mane. Aš čia svarbiausia, o kiti nėra svarbus. Na, tai paprastai, na, tokie gali būti egocentriški žmonės, na ir narcisistinės asmenybės, bet diagnozių patys mes nekeliam, ne, tai daro profesionalai. Ir labai tai, kad žmogus taip jaučiasi, dar nedaro jo narcizu, ne, bet jisai, vat, žmogaus pojūtis, kad, nu, vat, aš pasaulio centre. Ir, vat, jausmas, kad aš išskirtinė esu, ar išskirtinis, kažkuo ypatinga. Tokie žmonės gali turėti labai stiprų polinkį kontroliuoti, nes viskasgi turi būti taip, kaip aš noriu. Ir labai stebisi visų pirma, kad nevyksta taip, kaip aš noriu. Ir neretai pyksta, nes kaip taip? Aš noriu, kad būtų taip. Kodėl taip nėra?
Ir natūraliai žmogui, ne todėl, kad jisai blogas ar dar kažkoks, bet šita istorija sako, kad, nu ne, nu taip neteisinga yra. Turi būti taip, kaip tu nori. Ir tokie žmonės, jie nepasižymė labai gilią empatiją, nes ir tas momentas, empatijos trūkumas, jisai leidžia labai lengvai kitais manipuliuoti, kitais naudotis, nepaisyti jų poreikių. Nes nu, tu išvis nesuvoki, kas su kitu žmogum vyksta. Nes tu ypatinga, išskirtinė ir turi privilegiją šiame gyvenime, kurių neturi kiti. Bet yra ir kiti aspektai. Na, tarkim, toks žmogus jam gali būti sunku susikaupti ir atkakliai tęsti. Nes labai dažnai vat šitas ypatingumas, prie jo prisijungia ir savikontrolės trūkumas. Kai nėra disciplinos, kai nėra sistemingumo, kai nėra gebėjimo eiti į rezultatą. Vat žmogus tikisi, kad aš pradėjau kažką daryti ir rezultatas turi iš karto. Nes labai sunku jam laukti, ašgi ypatingas esu. Ir turi viskas dabar iš karto pasidaryti. Ir tai gali trukdyti ir karjeros klausimuose, santykiuose sudėtinga gali būti. Ir kaip ir sakiau, gali būti ir emociškai labai impulsyvus, nes kyla impulsas, savikontrolės nėra ir žmogus nori realizuoti iš karto savo impulsą. Tame gali būti labai daug emocijų. Trūksta drausmės, trūksta organizuotumo, na ir, kaip ir sakiau, disciplinos. Tai vat vieni aspektai, tai žmogus, tiesiog, vat iš kur tai gali rastis? Gali rastis, jeigu, tarkim, vaikystėje buvo viskas leidžiama. Nu, tiesiog lepinimo, momentas. Ir tada žmogui ir toliau natūraliai atrodo, kad taip ir turi būti. O kartais vat šita istorija gali atsirasti kaip kitų programų kompensavimo mechanizmas. Na, pavyzdžiui, jeigu tu jauties nepakankama, jeigu tu jauties, kad su tavim kažkas ne taip, negerai, jeigu su ryšiais yra problemos, turiu emocinį alkį, nevikeliškumą ir taip toliau, šita istorija gali susiformuoti kaip kompensacinis mechanizmas, tiesiog tam, kad mažiau jaustum savo, tarkim, kažkokius trūkumus, išneša vat į šitą aš ypatinga. Ir tikrai neretas atvejis, kai žmogus, kuris žemina kitus, kuris linkia žeminti kitus, kuris menkina, tyčiojasi, šaiposi ir taip toliau, dažnai jisai jaučiasi kažkur giliai, tokių vat nepakankamai, nepakankamų, su defektais, brokuotų, nevykėlių ir taip toliau. Bet bendras toks dar momentas yra ir iš tiesų įdomus, kad šioje istorijoje esantys žmonės, jie negalvoja, jiems net mintis nekyla, kad tai yra kažkas negerai, kad yra kažkas blogo jų elgesyje. Jeigu aš esu ypatinga, išskirtinė, turiu privilegijų, tai kas blogo? Ir tarkim, jeigu toks žmogus yra šalia, tai tikėtis, kad jisai gali, tarkim, eiti į psichoterapiją su partneriu, bet ne dėl savęs, o todėl, kad partneriui padėtų. Vat šita istorija, jinai tokia labai klastinga ir tarytum, žmogus ir gali griauti santykius, jisai gali griauti savo karjerą,
Bet tas jausmas ypatingumo, na, labiau kurs tokias mintis, kad čia su jais kažkas blogai, čia jie neteisingai daro, čia per juos aš kenčiu. O aš taigi, viskasgi aš tai teisingai matau pasaulį. Aš suvokiu, kad mano tiesos yra teisingiausios ir turi būti taip, kaip aš noriu. Vat šitas labai aspektas svarbus. Bet jeigu sąmoningai žmogus nusprendžia, kad na, kažkaip čia ne taip, ne, tai tada be abejo bet kokią istoriją galima pakeisti. Tai ypatingumo istoriją na, galima pakeisti lygiai taip pat. Dar vienas toks momentas yra, kad vat, tokie žmonės, kurie turi ypatingumo istoriją, jiems gali atrodyti, kad viskas, kas susijęs su jais, turi būti ypatinga. Pavyzdžiui, nu, jeigu jau projektą daryti, tai tik ypatinga ir kažkokiu ypatingu būdu. Ir jeigu neranda to ypatingo būdo arba neranda ypatingo projekto, jie atsitraukia. Bet tai pastebėti, na, ne visada labai paprasta, nes kai mes esame istorijoje, mums ta istorija atrodo kaip natūralus dalykas ir mes ją priimam kaip tiesą. Ir ypatingai ypatingumo istorijoje, tai žmogui, nu, kaip atrodo, kad taip ir turi būti. Ir koksgi poreikis bus pažeistas? Bus pažeistas ribų poreikis, nes nuo pat vaikystės, nuo pat gimimo, tam, kad toliau žmogus gaudytųsi šiame pasaulyje, turi būti formuojamos ribos. Na, asmeninių ribų tema yra plati, didelė, gili, bet jūs greičiausiai jau žinot apie tai kažką. Tai dabar nesigilinsiu labai, bet tiesiog ribų formavimas vaikui yra būtinas vystymosi aspektas. Ir atvirkščiai nei, tarkim, savirealizacijos, pažeistos saviraiškos poreikio atveju, bet jeigu saviraiška varžoma, pažeidžiamas tas poreikis, slopinama, tuomet žmogus išmoksta slopinti savo poreikius, atsisakyti savo norų ir labiau yra orientuotas į kitus žmones. O kai pažeistos ribos, tuomet visas dėmesys į save ir labiau nepaisom kitų žmonių. Ir tai yra pažeistų ribų klausimai, nes niekas neišmokė ir nepapasakojo, kad gyvenam tarp žmonių. Vat sveikos ribos tai yra suvokimas, kad nu, gyvenime tiesiog yra ribos, niekur mes nuo jų nedingsim. Kiekvienas žmogus turi savo erdvę, savo laiką, savo kūną, savo kažkokius daiktus, savo mintis, savo vertybės. Ir tai yra natūralu. Bet savaime žmogutis to neišmoksta, jeigu jam nepasakojama apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu tu nori šokinėti, na, šokti, trypti kojytėmis, tai gerai tai būtų daryti, tarkim, iki kažkurios valandos, nes yra taisyklės, ne? Sociume yra taisyklės, kurių mes turėtumėm laikytis. O vat žmogus, kuris nebuvo mokomas, nebuvo formuojamos ribos, jisai vat ir jaučiasi tada gyvenime toks, vat taip, man viskas galima ir man nusispjauti kaip jūs. Ir tai nėra apie, vat aš esu savimi ir man nusispjauti kaip jūs. Ne. Tai yra vat būtent apie tai, kad yra pažeistas poreikis ir susiformavo kažkokia istorija, kažkokia programa. Nes gyvenime mes negalim, na, arba bent jau neturėtumėm elgtis vien taip, kaip mums tik va, tiesiog norisi. Vis tiek mes turėsim atsižvelgti į kitus žmones, bet aš labai aiškiai, ne, va, sveikos ribos, tai labai aiškus suvokimas, kur esu aš, kur yra apie mane, kur aš baigiuosi ir kur prasideda kitas žmogus. Ir aš mokausi derinti savo su kitų žmonių.
Ir tai apie viską, apie fizinės ribas ir apie psichologinės ribas, apie visas. Ir kaip pažeidžiamas tas poreikis, tai vat nebūna aiškių ribų. Na, pavyzdžiui, vieną kartą vienaip, kitą kartą kitaip. Vieną kartą tu eini 9 miegot, o kitą kartą bile kada. Ir vieną kartą, kai tu neini 9 miegot, nieks nepyksta, o kitą kartą į kampą pastato, na tarkim, ne? Ir va tiesiog, kartais tinka, kartais netinka. Ir nėra aiškių kažkokių taisyklių, nėra aiškių ir nuolat palaikomų susitarimo, o viskas, nu, vat, pagal nuotaiką. Tai vienas variantas, kaip gali būti pažeidžiamas tas poreikis. Arba pavyzdžiui, suaugę žmonės, kurie buvo šalia, jie buvo tokie trapūs, kaip krištolinės vazos, kurie negalėjo atlaikyti vaiko isterijų, tarkim, ne? Ir vaikas kažko nori, ir ten suaugę sako, ne, negalima. Bet vaikas pradeda trypti kojom, pradeda rėkti, pradeda verkti, pradeda pykti. Ir suaugęs žmogus, jisai negali su šituo susitvarkyti ir tam, kad visa tai greičiau pasibaigtų, sako, nu gerai, paimk, tu gauni tai, ką nori. Aha. Ne, ir vaikas išmoksta, kad man reikia paisterikuoti ir aš tada gausiu tai, ką aš noriu gauti. Arba tiesiog suaugę žmonės buvo nuolaidūs ir tiesiog leido daryti tam mažam žmogui viską, ką nori. Žmogutis gaudavo viską, ką tik užsimanydavo. Vėlgi, jisai ir toliau nesuvoks, kad yra kažkokios ribos, nes tai įsideda ir tau atrodo, kad taip ir toliau turi būti. Ir tada, tarkim, santykyje, su tokiu žmogum, jisai iš tavęs tikisi, kad tu jam tarnausi, nes jo didenybė yra, ir tu turi daryti viską taip, kaip jam norėtųsi. Vėlgi, tai nei gerai, nei blogai, šitų dalykų neverta vertinti, tiesiog pamatyti, kad yra taip ir su tuo galima kažką daryti. Taip pat ribų poreikis gali būti pažeidžiamas ir tada, kai, tarkim, už tave viską darė. Vėlgi, labai rūpinosi tavimi, nes jeigu, tarkim, tavim labai už tave viską darė, tau nieko neleido daryti ir sakydavo, tu nesusitvarkysi, tu iš vis nieko nesugebi, nelįsk ir taip toliau, tai va tuo atveju mes turėsim bejėgiškumo istoriją ir priklausimo istoriją. O šiuo atveju mes matysim ką? Vat tiesiog, iš to rūpesčio, aš už tave padarysiu, aš už tave nuspręsiu, oi, čia labai sunkus darbas, aš padarysiu. Ir kažkuria prasme toks žmogus yra priverčiamas būti priklausomu nuo kitų. Bet dėl savo privilegijų. Aš priklausau nuo kitų, bet todėl, kad aš esu ypatingas. Ne todėl, kad bejėgis ir nieko nesugebu, o todėl, kad esu ypatingas žmogus. Ir toliau atrodo, kad taip ir turi būti. Ir tada, tiesiog natūraliai tu to ir tikiesi iš kitų, kad kiti už tave sutvarkys dalykus, išspręs, sudėlios, tavim pasirūpins. Ir tai yra, kaip ir sakiau, toks natūralus. Mes negalvojam, kad tai su mumis kažkas blogai, o tiesiog atrodo, kad taip ir turi būti. Ar atpažįsta tokią istoriją? Be abejo, aš pasakoju gan trumpai ir koncentruotai, bet vis tiek jau kažkokius aspektus pagaunat ir atpažįstat. Arba matot kituose žmonėse. Pasidalinkit. Ar teko gal susidurti su tokiom istorijom? Žmogui atrodo, kad jisai yra toks pats ypatingiausias pasaulyje žmogus.
Mhm. Gali būt, kad ir nesutikot, ane? Apie mane. Mhm. Ačiū, kad parašėt. A, tai iš esmės, vat tie 6 poreikiai, apie kuriuos aš taip vis jums papasakoju, ir su tais poreikiais susijusios istorijos arba na, mentalinės programos. Vat rašo, atpažįstu, net draugai jų vengia. Iš esmės, taip. Jeigu tai nėra vat, partnerystės santykiai, o tokie tolimesnio, ne, e, rato žmonės, tai nu, norisi vengti tokių žmonių. Nes nu, vat, prie ypatingo žmogaus, kaip jaučiamės, nu, labai neypatingai, ne? O jeigu dar turim nepakankamumo istoriją, tai apskritai šalia tokio žmogaus labai sudėtinga būti. Ir nemalonu gali būti. Ir net jeigu tu jau jokių programų neturi, nu, vat, jau totaliai autentiška pasidarai, bet vis tiek tai nėra malonu būti šalia tokio žmogaus. Taip labai sunku bendrauti, nes toks žmogus nuoširdžiai, nepiktybiškai, net nepagalvoja apie kito žmogaus poreikius. Taip, vat taip, mes apskritai, aš linkus laikytis tos idėjos, kad mes niekada specialiai nedarom. Nu kaip niekada. Yra žmonės, kurie specialiai kenkia kitiems, bet dažniausiai, na tiesiog mes iš galbūt sąmoningumo trūkumo, iš trūkumo to, kad na, nesuvokiam, kas su mumis vyksta, mes vieni kitus žeidžiam, mes vieni kitiems kenkiam, nu, bet nespecialiai. Aš linkus laikytis tos pozicijos, kad iš esmės žmogus yra geras. Bet kai į jį prikrauna daug visokių dalykų, tai tiesiog, na, jisai pasiklysta savo vidiniuose labirintuose. Vat. Tai su tuo tai galima keisti, su poreikiais galima dirbti, laisvintis iš tų programų. Ir jau tikrai sakiau keletą kartų, bet labai labai noriu priminti tas kelias svarbes mintis. Šitos istorijos tai ne jūs. Ne, mes su jom susitapatinom, bet tai nesam mes. Tai yra tas melas, kuris buvo kažkada sukurtas su vieninteliu tikslu - tam, kad mes išgyventumėm. Ir čia tokia problemėlė gaunasi, na, kad mes jau išgyvenom ir labai seniai išgyvenom. Bet kol mus valdo šitos programos, mes ir toliau gyvenam išgyvenimo režimu. Mes negyvenam, o vis dar stengiamės išgyventi. Ir gyvenam ne tą autentišką gyvenimą, kurį norėtumėm ir galėtumėm gyventi. Ir dėl to iš tų istorijų, iš to melo tikrai verta laisvintis ir jas perrašinėti. Ir pradėti kurti, na, vat atrasti save, pamatyti tą save autentišką. Kas aš esu iš tikrųjų? Ne? Ir kokia mano istorija, kokios aš jos noriu? Iš manęs kas eina? Tai yra iš tiesų toks, man atrodo, labai svarbus užsiėmimas gyvenimo. Aha. Ir dabar, na, kaip visada, ne, aš pasakoju, o tada visada iškyla klausimas, nu, tvarkoj, papasakoj, ir ką dabar su to daryti, ane? Tai keli žingsniai, ne? Iš esmės, išėjimas iš tų programų nėra sudėtingas. Žingsniai yra paprasti ir kaip ir visi tobuliausi dalykai gyvenime, jie yra paprasti.
Bet ne visada lengvai padarome. Nes tai, kas daugybę metų su mumis buvo, mus labai stipriai laiko. Ir tos istorijos, tos programos mus nuolat traukia atgal. Mes pajudam, ane? Ir atgal, pajudam ir atgal. Ir nėra to vieno kažkokio stebuklingo būdo, kad viskas pasikeistų va taip. Žingsniai paprasti, tiesiog juos reikia daryti, 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 mus tempia, o mes toliau darom. Bet tam, kad tai būtų įmanoma, va tiesiog tu eini ir nusprendai ir eini. Taip atkrenti ir pratęsi toliau. Vėl atsitrauki ir vėl judi toliau. Ir po kurio laiko, na jau pradedi jausti, kad viskas, ane, jau nauja istorija tampa stipresnė už seną. Ir tai labai geras momentas, geras jausmas, kai ateina tas realiai pojūtis iš vidaus, kad užauginau viduj visai kažką kito. Arba išsilaisvinau, vat laisvė atsiranda vidinė. Ir pirmas žingsnis, nuo kurio tikrai vertėtų pradėti, tai yra tvirtas sprendimas ir susitarimas su savimi. Kažkuria prasme tai yra įsipareigojimas savo, kad aš tai darysiu, kas bevyktų. Koks bebūtų mano kelias, aš juo eisiu. Atrodo toks, taigi aš darau kažką. Bet mūsų psichikai labai svarbu užfiksuoti tuos momentus. Kartais susitarimus verta net raštu pasirašyti, kad aš su savim susitariu, daryti tuos ir tuos dalykus. Yra pačių įvairiausių to formų ir metodų tai padaryti, bet tas sąmoningas ir tvirtas sprendimas iš tikrųjų labai svarbus. Ir šalia to labai svarbu suvokti iš gelmių savo, net ne iš proto, o iš nežinau iš ko, iš tos esmės savo. O kam aš tai darau? O vardan ko aš tai darau? Nes jeigu nebus atsakymo į šitą klausimą, vėlgi gali būti sunkiau pratęsti kelią, ypatingai tada, kai nusiriti atgal, kai ta sena programa tave įsiurbia, atitraukia ir atkritimas nutinka. Bet kai yra aiškus žinojimas, kodėl aš tai darau, vardan ko, ką man to reikia, tada judėti yra daug, daug lengviau. Pasikabinti tą žvaigždę, kuri mane veda, kur aš einu ir kodėl šiandien jaučiuosi, norėčiau padaryti taip, kaip visada, bet kodėl aš turėčiau padaryti kitaip? Kodėl aš turėčiau pasipriešinti tam senam modeliui? Ir aš žinau, kodėl. Ir tas atsakymas savo iš gelmių į klausimą, kodėl ir žinojimas iš tikrųjų yra labai labai svarbus momentas. Tai buvo pirmasis žingsnis - sprendimo priėmimas ir motyvacija. Tas atsakymas vardan ko. Antrasis žingsnis, aš jį vadinu aiškumu. Apie ką tai? Tarkim, aš papasakojau ne apie visas galimas programas, bet apie kokias ten 6 ar 8 ar 10 jų žino. Ir kartais gali atrodyti, kad viskas apie mane. Ar buvo jausmas, kai klausot, ir vieną savo prisitaikot, ir kitą prisitaikot, ir trečią, ir 15, ir paskui darosi košė. Atrodo, kad viskas apie tave. Nes aš prisimenu, parašykit, ar buvo taip. Aš prisimenu, kai pradėjau nagrinėti šitą temą, galvoju, nieko savo, tai kas čia su manim? Negali būti 18 variantų, bet visus savo prisitaikai. Tiesiog yra toks reiškinys, kai mes pradedam, kaip sako medikai, pradeda mokyti, studijuoti mediciną,
Tai jie perserga visom lygom. Ne fiziškai perserga, o savo prisitaiko, kad ir tas, ir tas, ir tas. Tai iš tikrųjų ta košė tokia galvoj, jinai dažnai susiformuoja. Bet chaosas ir ta košė labai geras ženklas, kad mes turim iš ko daryti tvarką. Tikrai dažnai žmonės gąsdinasi to momento, kad sako, oi, pas mane chaosas galvoja, aš nieko nesuprantu, man atrodo, kad vat, viskas apie mane ir tuo pačiu niekas ne apie mane. Tai šito momento gąsdintis nereikia, nes o iš kur mes tvarką, iš ko kuriam? Iš chaoso. Tai chaosas geras ženklas, kad sekantis etapas bus tvarka. Tik žinoma, tą tvarką teks pasidaryti. Ne? Ir pradėti. Geriausias būdas įvedinėti aiškumą - stebėti realybę. Žiūrėti, kas vyksta dabar. Jeigu mes galvojam apie kažką, tai mes tam vėl istorijų prisikuriam. Geriau žiūrėti į tai, kas dabar. Labai paprastas, ne? Žingsniai labai paprasti. Kas vyksta? Vat kokia yra situacija? Arba, pamenat, vat, jeigu skaitėt mano sekmadieninį laišką apie aplinkybės, ne? Mes žiūrim, kokios yra aplinkybės visų pirma, ne? Bandom, mokomės atskirti aplinkybės nuo savo fantazijų. Vat yra situacija, vyksta kažkas. Aš fiksuoju, kas vyksta ir toliau antras žingsnis, aš jau tyrinėju savo fantazijas, ne, kaip aš tai aprašau. Pavyzdžiui, ne, aplinkybės žmogus pavėlavo. Na, realiai pavėlavo, nes mes susitarėm ten, tarkim, 20 valandą susitikti, jisai atvažiavo 20 valandų 15 minučių. Bet aš taip supykau ant to žmogaus, pavyzdžiui, na, kaip jisai manęs negerbia. Ir čia jau prasideda mano fantazijos. Arba, na, fantazijos šiaip sakau, o iš tikrųjų prasideda aprašymas, va tas momentas, kaip aš aprašau ir vertinu tai, kas įvyko. Ne? Ką man tai reiškia. Toliau aš žiūriu, ką aš jaučiu ir kokius veiksmus verčia daryti mane emocija. Ir viskas, aš matau realybę, kaip yra iš tikrųjų aplinkybės, aprašymas, emocijos, veiksmas. Arba noras kažkokį veiksmą padaryti. Pavyzdžiui, ir kartais mes pradėsim nuo veiksmo, ne? Kad aš noriu kažką padaryti. Ir tą pala, aš noriu atsitraukti, tarkim, na, pavyzdžiui, atidėti darbą. Aha, palauk, gerai, o kokios emocijos verčia mane atidėti? Kažkokia įtampa, gėdos aptinku. Tai, o iš kur jinai atsirado? Ką aš čia prisigalvojau? Ir atsuku atgal. Aha, aš galvojau, kad tikrai buvo mintys, kad jeigu aš tai padarysiu, man nesigaus. O tai reiškia, kad aš nevykėlė. Ir šitoj vietoj būtent aprašymo yra labai svarbu pamatyti, ką man tai reiškia, kas vyksta. Ir kartais ne visada labai žingsniai paprasti, totaliai paprasti ir tobulai veikiantis. Bet jeigu mes tokių situacijų, pavyzdžiui, yra situacija, o ką man tai reiškia? Ir aš atrandu vieną kartą reikšmę, antrą kartą, trečią, 15, jeigu aš tokių situacijų 14 ar keliasdešimt susirašau, viskas, pas mane aišku, kokia istorija mane valdo. Nes būtent taip nagrinėjantis labai labai pasimato. Bet kartais tiesiog mes įstringam ir nebematom, nes mums save nėra taip lengva matyti. Bet jeigu užsispiriam, imam popieriaus lapą ir pastoviai rašom ir dėliojam, mes susikuriam aiškumą ir tada mums labai aišku, o ką daryti toliau.
Tai va, antras punktas - aiškumas. Ir pasakiau netgi, kaip tai daryti, labai paprastu būdu, bet kaip ir sakiau, ne visada lengvų būdų. Nes mes va šitoj vietoj aiškumas, mes painiojam aplinkybės su aprašymu. Aprašymą su emocijom, emocijas su veiksmais, veiksmus dar su, veiksmų jau nebepainiojam, bet dažnai viskas va tokia košė ir neaišku, už ko užsikabint. Ir tam tenka tiesiog kartais, dėliotis, kad pradėtum kuo aiškiau matyti, kas vyksta. Tai yra labai įdomus užsiėmimas ir labai įdomus procesas. Nes viena iš priežasčių, kodėl, tarkim, einam į kokius kursus, mokomės, darom, bet kažkaip niekas nesikeičia, mus vėl grąžina atgal. Tai viena iš priežasčių, kad mes keičiam ne tai, ką iš tikrųjų reikėtų keisti. Ir nematom tų esminių momentų, su kuriais reikėtų dirbti. Trečias žingsnis būtų pripažinimas. Vėlgi labai svarbus momentas, be kurio gili transformacija neįvyks. Ir čia pripažinimas visų pirma pamatyti, kaip realybėj aš iš šitos istorijos kenkiu savo, kaip aš prikenkiau savo. Antras aspektas, labai svarbu pamatyti, kaip aš kenkiu kitiems. Tada aš matau bendrą vaizdą, kokią įtaką padarė man šita istorija. Bet čia yra du aspektai. Iš vienos pusės šitas pamatymas, jisai mane išlaisvina, jisai man duoda galimybę atleisti savo, bet iš kitos pusės yra visada grėsmė apsikaltinti labai smarkiai ir įkristi į duobę, kad, o Dieve, kaip čia, kaip aš čia taip gyvenau. Bet vėlgi, darom dalykus, kad tai neįvyktų. Stengiamės tiesiog save traukti iš to ir matyti realybę ir išlaisvinti save iš šito aspekto, kad taip, aš pakenkiau savo ir aš pakenkiau kitiems. Ir atleidžiu savo. Vat šitas atleidimo savo momentas labai labai svarbus. Labai dažnai mes puolam atleidinėti kitiems iš karto, ne? Ir taip atleidinėjam, ir taip. Ir visiems atleidžiam išskyrus vieną ir patį svarbiausią žmogų, tai save. Tai atleidimo procesus vertėtų pradėti nuo savęs ir tik nuo savęs brangiausios. O toliau ateis ir toliau sekantis žingsnis ir yra pamatyti ir pripažinti, iš kur aš gavau tą istoriją ir kaip aš ją gavau. Ir tada šitoj vietoj, ir čia nebūtinai atleidimas, o labiau priėmimas to, kad nutiko būtent taip. Priimti situaciją ir priimti tuos žmones, kurių įtakoje susiformavo šitą istoriją. Ir priėmimas kartais per pyktį pradeda vykti, kartais per liūdesį, o kartais pradžioj per pyktį, o paskui per liūdesį. Ir vėlgi tai yra procesas gijimo. Va čia jau prasideda gijimo momentas, ane? Mes pradedam gydyti tą sužeistą vidinę dalį, kuri užsišaldžius buvo toje istorijoje kažkada. Ir tokiu būdu mes laisvėjam. O toliau jau toks didžiulis transformacijų etapas. Ir transformacija vyksta 3 lygiais. Mes matom jau viską, paleidom, priėmėm, atleidom, viskas, mes jau turime erdvės labai viduje daug. O toliau pradedam griauti senus mąstymo modelius, senas tiesas, kuriam ieškom kitų tiesų, kuriam naujas tiesas, mokomės eiti per emocijas ir su jomis tvarkytis ir formuojam naujus elgesio įpročius, įgūdžius.
pradedam kitaip elgtis ir palengva pradedam fiksuoti pokytį. Ir toliau darom, kol nauja istorija tampa stipresnė už seną. Ir iš esmės tai yra visiškai paprasti žingsniai, jokių stebuklų ir mistikų tame nėra. Bet šitie žingsniai yra patikrinti, čia ne apie tai, kad aš gulėjau ir sugalvojau, kad va tai bus. Aš pati ėjau ir kai kuriuose vietose tepeinu tai žingsniais, nes kai kurios programos jos labai labai giliai ir stipriai laiko. Bet visi tie žingsniai yra suformuoti remiantis daugybę medžiagos, daugybę tyrinėjimų, daugybę, na, ir nes ne tiek savo pačios, bet mokslinių tyrinėjimų, turinčių va, tą empirinį įrodymą, kad tai veikia. Ne šiaip, ne, va, aš sugalvojau, kad man taip veikia, tai veiks ir kitiems. O tai yra per patirtis patikrinti būdai, metodai ir žingsniai. Ir jeigu mes, ne, tai žingsniais einam, mums viskas gaunasi. Tam reikia kantrybės, tam reikia užsispyrimo ir va to pačio pirmojo sprendimo. Aš tai padarysiu. Ir tai yra labai įkvepianti kelionė, ypatingai kai pradedi matyti pirmuosius, ne, tuos pokyčius, kad tiksliai, aš jau pradedu veikti po truputėlį kitaip. Ir tai yra gėris. Ir realiai visą tai mes darysim programoje, transformaciniai programoje Autentiška aš. Aš jau jums šiek tiek ją pristatinėjau ir šiandien tiesiog trumpai dar kartą jūs pakviesiu. Žingsnius aš susakiau, iš esmės galima savarankiškai visą tai daryti arba drauge. Labai efektyvu yra dirbti su kitais žmonėmis, kai yra palaikymas. Ir vat kažkas grupėje pasakoja savo situaciją ir tu supranti, aš šito nepastebėjau. Aš padedu nagrinėti pastoviai, nes tarkim, aš įgudus esu labai greitai pamatyti, kas vyksta su žmogum, kaip tai. Iš to, ką žmogus pasakoja, iš to, apie ką mes kalbam. Ir kai yra kitos dalyvės, tada vat yra tas jausmas, kad aš ne viena ir yra kažkas, kam aš rūpiu ir kažkas irgi nori, kad man būtų geriau. Ir juo labiau kitas aspektas, mes augam per žmogų. Vakume pokytis neįvyks, nes, tarkim, aš galiu įsivaizduoti, kad aš jau čia tokia nušvitus, jau viskas su manim gerai, išeisiu į gatvę, kas nors užmins ant kojos ir staiga suprasiu, kad o dar ne. Kaip sako, jeigu pasirodė, kad viskas su tavim gerai, tai pagyvenk savaitę su tėvais ir suprasi. Tai va. Ir žmonės mums iš tiesų yra labai labai svarbus ir reikalingi ir labai padeda. Programa tęsiasi 4 mėnesius. Taip, ji pailgėjo, nes praktika patvirtino, kad reikia kiek daugiau laiko, bet kad pradėtų rastis nauji įgūdžiai. Ir maža grupė. Irgi labai svarbus aspektas iki 10 žmonių. 6-8 moteris, kiek bus, tiek ir dirbsim. Kaip visą tai atrodo? Kiekvieną savaitę bus video pamoka su koncentruota teorija ir kiekvieną savaitę susitikimai Zoom'e ir darbiniai susitikimai. Mes imam, nagrinėjam, žiūrim, kas vyksta, kas neaišku, kaip. Ir sudėliojam, ką darom toliau. Kiekvieną savaitę namų darbai, tai yra priklausomai nuo to etapo, kuriame esam, bus skirtos praktikos, tai nebus labai daug laiko reikalaujantis dalykai. Bet įgudus, jie tiesiog tampa gyvenimo dalim ir tu juos gali daryti paskui kiekvieną dieną, kai reikia to.
Bus ir pasiūlymas kai kuriuose procesuose pasitreniruoti su porose. Ne, tai tiesiog dar papildomas kažkoks, bet tai nebus kiekvieną savaitę, o tiesiog bus kai kuriuose etapuose. Ir dar pakeliui man toks papildomas bonusas gimė, kad kiekvieną vat, visos programos eigoj, visus 4 mėnesius, kiekvieną rytą jūs gausit žinutes į elektroninį paštą audio formatu, palaikančias, motyvuojančias, o kartais tiesiog pamastymui kažkokiam. Ir tai, na, moteris sako, kad, nu, kažkoks fainas reikalas, kad tu supranti, kad, apie tave kažkas šį rytą pagalvojo ir atsiuntė tau žinutę. Ir tai visą laiką, ne, mums į pliusą. Mes turtėjam nuo to. Pradedam kovo 20 dieną, buvau suplanavus kovo 13, bet tiesiog vartydama kalendorių dabar truputėlį mistikos, kas man nėra būdinga, bet šį kartą galvoju, o lai būna šiek tiek mistikos žiupsnelis gyvenime. Kalendorių vartydama žiūriu kovo 20 dieną, kosminiai naujieji metai. Kokiam kosmose jie švenčiami, nesigilinau, bet va tas jausmas buvo, kad kažkaip simboliška kovo 20 pradėti savo kosminius naujus metus, savo kosminę istoriją. Ir paėmiau ir pakeičiau tiesiog datą, kad kosmiškai pradėti šitą programą. Kaip ir sakiau, grupė maža, vietos po truputėlį mažėja. Aš kadangi pardavimams nenaudoju jokių labai įrankių specialių ir manipulacijų, tai palengva renku grupę ir kviečiu prisijungti ir jūs. Tikrai nerealiai gera programa ir drauge pradėti autentiškumo istoriją. Dabar aš įkelsiu į čatą jums nuorodą, kažkas galbūt pasižiūrėsit, atsiųsiu ir laiške. O dabar dar, jeigu turit kokių klausimų, tai tikrai skirsiu jums laiko. Jeigu klausimų apie savo situacijas turit, apie tai, ką pasakojau, o galbūt apie programą norit kažką paklausti. O jeigu jūs neklausit, tuomet aš jūsų paklausiu, ką šiandien išsinešat, kuo buvo naudinga ir ar buvo naudinga dalyvauti šį vakarą, kad žinočiau, ar naudingai pakalbėjau jums. Ar išsinešat ką nors? Taip nuostabiai nuskambėjo iš jūsų lūpų nuo savęs brangiausios. Taip, nuo savęs. Ačiū, Evelina, kad parašėt. Aha, naudinga lyg pamatyti save iš šalies. Super. Taip, ir kai jau pamatom save iš šalies, tada jau truputėlį galim kažkaip pradėti judėti. Gerai, neberašot niekas nieko. Paleidžiat mane be grįžtamojo ryšio. Tai galbūt kitą kartą, kada pasidalinsit kokiu grįžtamuoju ryšiu arba parašykit elektroniniu paštu, ar naudinga buvo. Tai tuomet aš jūsų
Va, pagaliau supratau, kokios mes brangios. Ačiū. Ačiū, buvo naudinga. Ačiū Jums, kad dalyvavote šį vakarą. Ačiū Jums, kad esate. Ir iki pasimatymo kitose transliacijose. Iki.